20 diena. Savasis kelias. Deklaravimas. Neverta stoti į kelią, kuris neturi širdies. Šiame kelyje tarp sielos ir proto kils didžiulė nesantaika. Jūs jaučiate vidinį diskomfortą, dvejojate, nuotaika prislėgta. Viena vertus atrodo, kad viskas daroma teisingai, bet kita vertus pasąmonė jums sako, kad taip anaip tol nėra. O jei kelias turi širdį, jūs tai intuityviai nujausite. Kai žengiate savo keliu, jūs apima su niekuo nepalyginamas jausmas, ramus pasitikėjimas savo jėgomis. Viskas bus taip, kaip aš panorėsiu. Ieškokite savojo kelio, kuriame siela džiūgauja, o protas su pasitenkinimu trina rankas. Jūs tikrai rasite, jei užsimanysite. Aiškinimas. Kai pradedi gyventi savo, daryti tai, kas patinka, visa kita pasaulyje pasitempia, kad atitiktų tokią gyvenseną. Viskas labai paprasta. Jei siela ir protas sutaria, visa kita savaime susitvarko. Bet jei santarvės nėra ir, pavyzdžiui, siela prašo, protas bijo, reikia veikti atsargiai ir apdairiai. Klausykite savo širdies, tačiau nepamirškite, kad gyvename materialiajame pasaulyje, kuris negali tučtuojau prisitaikyti prie jūsų norų. Žinoma, nesunku išeiti iš nekenčiamo darbo, bet jei jūs bijote likti be pragyvenimo lėšų, tai stebuklo verčiau nesitikėkite. Pasitelkę skaidrių techniką, jūs susirasite bet kokį darbą, kitame mieste ar net kitoje šalyje, bet be patikimos atramos dabar jums kažin ar pavyks ramiai naudoti šią techniką. Niekada nedeginkite tiltų.